Sveiki, draugai! Tikiuosi jūsų nuotaikos šiandien nuostabios. Taigi šiandien mes pakalbėsim apie Forge Web UI, apie šitą dirbtinio intelekto interfejsą, kaip jį suinstaliuot, kaip rasti, pavyzdžiui, CTRL-Net adapterius. Taigi, einant į puslapį, aš gal palinksiu visus linkus prie būtent aprašymų. Tai čia yra visas aprašas apie jį. Jis pastoviai tobulinasi, jis pastoviai upgraidinasi, jį prižiūri labai gerai, tai siūlyčiau nepraleisti progos pasibandyti šį dirbtinį intelektą. Taigi, nuo ko pradėti? Jūs leidžiame apačiai, čia vadoda pasirinkti mums instaliacijas. Aš siūlau pasirinkti patį pirmą, nes jis iškart bus su Python ar Gitu kartu, nereikės instaliuoti nei Python atskirai, nei Gitą. Kaip, pavyzdžiui, per Automatic 11.11 tai reikia. Paspaudžiam ant šito, pačio viršutinio. Jis krausis kelias minutės. Pas mane rodo 3 minutės, tai kol kraunasi jis, tai aš kaip tik užkrausiu savo Forge'ą, jau kurį esu instaliavęs. Jis ganėtinai greitai užsikrauna. Matot, Python 10.6 jis naudoja. Tai reikėtų instaliuoti Python 10.6 ir Gitą. Tada, kad jis normaliai veiktų. Kartais aukštesni Pythonai tinka, bet kažkodėl visą laiką naudojami Python 10.6. Nu va, dabar mes esam Forge interfejse. Vieną kartą, man atrodo, mes buvom susidūrę, kai aš jums pasakojau apie Flux modelį integraciją, būtent Forge ir taip. Tai Forge yra Flux modelis, čia iš karto yra persijungti į su ko nori dirbti, pavyzdžiui, su Flux. Iš karto jums padaro specialius nustatymus pagal Flux kategoriją. Jeigu jūs su Excel modeliu dirbat, tai jums iš karto su Excel modeliu padaro, matot, visas tos funkcijas. Jeigu jūs dirbat su pirmais SD1 modeliais, Stable Diffusion 1.5 modeliais, tai va jums tokius nustatymus. Ką galiu pasakyti, ne vienas modelis nėra blogas, kaip aišku, yra blogų modelių, aš nieko nesakau, bet ne vienas iš tų komponentų, kaip vadinkim, nuo 1.5 iki Excel arba Flux, tai tikrai visi turi savo privalumų, visi turi savo minusų, pliusų. Pažiūrim, ar parsisiuntė pas mus Forge'as, kur kas neparsisiuntė. Tai kol kas kalbamės apie tą meniu. Pavyzdžiui, užeisim SD Excel meniu. Kaip matot, čia yra, kur rašyti mūsų promptus pozityvius, tai promptai, tai pavadinimai, tai vadinami tokenais. Žodžiai, tai kableliai arba dar kažkokie simboliai, tai yra tokenai. Tai mes kalbam tokenais, pavyzdžiui, man in blue jacket. Čia aš esu ant Excel modelio,
ant Excel atrodo, ne Excel, atsiprašau, to persijungsim į Excel, kaip tik aš norėčiau išbandyti va šitą modeliuką, nes jį vis reklamavo ir apie jį rašė. Visus modelius, kurios jūs norėtumėt gauti ir pasisiųsti, tai yra Civitai puslapis. Čia mums duoti modeliai naudojimui įvairūs ir loras, ne tik modeliai, loras tai yra papildiniai treniruoti pagal tam tikrus veidus, ten šešėlius, stilius, taip, tai vat čia pagrindinis Civitai puslapis jūsų naudojama jūsų modeliams. Pavyzdžiui, aš dabar kaip tik Real visą šitą modelį noriu pasižiūrėti, nes čia parašyti tam tikras specifikacijos, kaip naudoti. Gerai, kol kas pas mane šitas Stable Diffusion yra tegul lieka įjungtas. Aš matau parsisiuntė pas mus tas Forge. Gerai, tada mes einam, išpakuojam jį. Kartais aš išjungiu antivirsinę kokiai valandikiai prie gesenų, nes kartais jis gali maišyti kai kuriems procesams. To jis pas mus visas įsikraus. O kol kas pabandysim šitą. Tai pas mus pagal visus nustatymus, žiūrėkit, va čia rodo, kad mes turim naudoti 3 sampling stepus. Ganėtinai keistoka, nes per 3 sampling stepus, ne visai gera kokybė gaunasi. Mes pažiūrėsim. Gerai, 3 sampling stepai. Kas toliau, tai dar jis sako GIF scale 1:2. Gerai. Taip ir padarysim. Va. CFG scale'as, kuris atsako už treniravimą modelio. Kiek, pavyzdžiui, kartų tau pasakysi, pavyzdžiui, pas tave bus butterfly ir jeigu vis padidinsi vat šitą rodiklį, tai tau butterfly papildinys dar daugiau ant jo mokinsis. Tai va, tai ten buvo parašyta 2 arba 1. Gerai, čia negatyv padarysiu light, čia mano rinkinys visas jau surinktas. Ir padarysim rezoliuciją atvirkščiai, ne, geriau taip. O kaip tik parsisiuntė mūsų Forge'as, taip, ir man atrodo jis ir visas įsipakavo. Tai gerai, dabar aš kol kas parodysiu, kaip jį suinstaliuoti. Pas mane va jis downloads, aš imu jį tada, iš čia Ctrl X ir į C diską, pavyzdžiui. Taip. Kopijuoju. Pas mane bus va taip ir vadinsis. Nes pas mane yra jau pavadinimas Forge UI, nenoriu, kad dubliuotųsi. Dabar paspaudžiam čia, paspaudžiam Run
Jeigu va toks išeis pas jūs langas, tai spaudžiat mo info ir run anyway. Nu ir va, jis pradeda kraustis, instaliuoti tai, ko jam reikia. Kol jis kraunasi, tikiuosi jis nestabdys mano kompo, tai pabandom pageneruoti. DPM, SDM karas teisingai. Ir čia jūs norit pasakyti, čia viskas, taip? Tai grina melagystika sampling steps yra tik 3. Spaudžiam 20. Gal G-Scale tada 5. Nu ir tada dabar pabandom. Nu, didelis skirtumas, taip, yra tarp to. Gal G-Scale galima kokias 2 tikrai padaryti. Nu, va. Tai tikrai modelis veikia, tikrai modelis gal ir neblogas, gal pabandysim sugeneruoti Tiger in the Jungle. Tegul G-Scale būna 5, tegul žingsniai gal 30 uždėsiu ir pažiūrėsim, kaip pageneruos. Kol kas va Forge'as, matot, instaliuoja ir modelį tuščią, nes mes neturėjom tam pakedžiai modelio. Tai čia nieko tokio. Atsiprašau, palauksim. Žodžiu, kol kas, Tiger in the Jungle. Gal visai gal gerai, bet gal yra ir tokio keisto bluro. Ganėtinai yra keistai, jeigu gerai aš pabandysiu nuimti čia, padaryti 2. Gerai, karasas gerai bus. Nu, gerai bus šitas, ok. Padarom gal 20 vis dėlto. Greitis generacijos tikrai geras. Nu, dabar va geriau. Susigeneravo, tikrai geriau susigeneravo. Jeigu mes padarysim negative basic stipresnius. Atsiprašau, tai pažiūrėsim gal kaip pageneruos tada. Ir kaip tik atsidarė mums va tas interfaces Forge UI. Čia vat mano vidinis interfaces, čia jau tas, kuris instaliavo. Dabar supratot esmę, kaip kas
yra, kaip suinstaliuoti tą Forge'ą. Dabar gal aš išeisiu iš to Forge'o instaliuoto ir parodysiu, kur jums reikėtų dėlioti modeliukus ir Ctrl+Net tokius dalykus, kurios gal padėtų jums ateityje kontroliuoti vaizdą. Gerai, tai dabar kol kas aš išjungiu, matot, jis suinstaliavo, viskas yra gerai, bet jam aišku trūksta modelių. Yra tik vienas modelis pas mane, kadangi jau aš jį parengęs, tai va pas mane krūva čia tų modelių ir pakeista spalva biškį jo, kad būtų man maloniau. Tai va, tai visas Forge'as suinstaliuojasi ganėtinai greit, kaip pastebėjot. Gerai, einam prie mano. Dabar, kur turi instaliuotis visi modeliai. Modeliai, kai pas mane yra C Forge VBI, šitus jokių būdų neliečiau, nebent tik update ir run tinka. Čia šitą jums environment nereikalingas batas. Nelieskit jo. Žodžiu, toliau. Niekada neleiskit per web user bat visus modelius, models, matot, folders, models. Dėkit čia. Čia yra specialus Stable Diffusion modeliai ir jos gerai būtų skirti ISDXL, pavyzdžiui, į SD.15. Aš parodysiu, kaip pas mane sudėliota viskas automatika. Automatika 11.11 tai tas pats kaip beveik kaip Forge'as, tik Forge'as greičiau veikia, tai žiūrėkit. Einam, models. Models, čia yra visokių modelių, yra loras, bet jeigu kalbant kol kas tik apie modelius, su kuriais norim dirbti, ne Ctrl+Net modelius, tai Stable Diffusion ir pas mane, pažiūrėkit, pas mane yra atskiri folderiai tam, Excel modeliai, taip. Pavyzdžiui, Flux modeliai, Deliberate, tai Deliberate modeliai, čia 1.5. Juggernaut, Juggernaut Reborn, aš čia padariau specialiai tą folderį. Realvis Excel New, tas 5.0, tai irgi jį atskirai padariau. Įdomu, kodėl, turėčiau turbūt aš jį įdėti, jis ir čia yra. Tiesiog suklydau, tai čia galėsiu kaip tik Realvis ištrinti. Tai va čia dedasi grinai Stable Diffusion modeliai. Nuo 1.5 iki Excel, iki Flux modeliai. Toliau, jeigu jau prakalbam apie modelius, jeigu ten pavyzdžiui, pasirinksiu aš kokią Excel Juggernaut, gal pageneruosiu su šitų modeliu. Įdomu, man skirtumas dabar bus. Neblogai, bet JScale turėčiau pakelti iki 6. Ten, matot, užtenka mažesnį JScale daryti, bet čia ryškesnis. Galėjau 5 padaryti.
Ką reiškia va šitas CFG scale? Kiek kartų jis šnekės tigras, 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 tigras. O pažiūrėkit, aš dabar 22 kaip padarysiu. Tai va, matot, iki kokio lygio jis daeina. Jis tada, o tigras, 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 per daug, per sočiai pasako, kad mums, nesigaus tas modelis, kuris reikalingas. Dėl to mes ir nestatom aukštų rezoliucijų, tai aukštų duomenų. Tai vat statom generate, tai kad būtų pas mus natūralus fotorealizmas toks. Vat. Batch count, tai čia kiek versijų to tigrų mes turėsim. Pavyzdžiui, 4 tigrai. Tai bus 4 tigrai. Matot, jis 4 variantus man daro iš karto. Nu va. Turiu 4 tigrus, tai gerai, apie šitą pakalbėjom. Čia rezoliucijos nusistato, pagrindė jos turi būti, proporcingos, tai jeigu statot, vat, matot, 1,1, šiaip jeigu statot, vat, 1, 0, 2, 4, tai turi būti 7, 6, 8. Ir jeigu aš užrakinsiu dabar, žiūrėkit, 512 ant 6, 8, 0. O taip proporcingai tos proporcijos turi dėliotis. Tai jeigu dabar aš 7, 6, 8, atsiprašau, surinksiu. Tai galiu generuoti su SDXL. Tai kada tas viršuje, tas apačioje, tai gaunasi mes siauresnę turėsim imidžą. Tai dabar, pavyzdžiui, Darkman in čia pas mane keistai buvo įjungtas tailingas, bet tailingas buvo turbūt įjungtas visai ne tam reikalui. Tailingo nereikia jungti, tailingas daro tekstūras. Nu, matot, tai sugeneravo tos žmonės 4, netgi taip. Tai ką dar apie šitą interfeisą? Va čia va šitie sampling metodai ir scheduler type,
Tai visiškai skirtingi yra metodai. Apie jas reikia pasakoti, nes vienas metodas tinka, pavyzdžiui, foto, kitas daugiau artui. Tai apie jos gal kada pravesiu atskirą kažkokią paskaitą. Dabar šiek tiek čia jūs suprantat, text to image yra jo, čia textural inversions, tai čia yra tokie treniruojasi, galima treniruotis tokenus, arba pozityvius, arba negatyvius, kurie įtakotų jūsų imidžius. Nu, čia checkpointai, tai aišku, tai čia visi mano checkpointai. Ir loras, apie kurio aš šnekėjau, galima treniruoti stilius, galima treniruotis veidus, panašius ten, pažiūrėjau, į žvaigždės, taip. Tai va, yra image to image. Image to image, tai tarkim, mes paimsim vieną iš šitų, vat, ir įdėsim image to image parametrą. Vas dabar čia image to image parametrą ir mes galim parašyti cowboys. In the jungle. Reikia nustatyti tinkamai, kad imidžas būtų pagal mūsų proporcijas, taip. Ir tada čia vat yra denoising steps. Čia ant kiek fantazos mūsų dirbtinis intelektas. Jeigu nustatysim ko mažesnį, tai jis didelių pakeitimų nepadarys mums, taip. Va, kaip stovi, tik pagadinam gal kažkokius veidus ar dar ką nors. Bet jeigu mes padarysim denoising stage aukštą, nu, tokį, tai turėtų vaizdas pasikeisti. Pasižiūrim. Jo. O, kovboikai porno šokėjai pas mus. Tai va. Dar yra funkcija in paint, aišku, čia vat iškart galima pasiūsti in paint. Ir pavyzdžiui, aš noriu jam ten raudonas kepurės. Red cowboy hat, pavyzdžiui. Red cowboy hat. Gerai, denoising strange geras, pabandom generate. Nu va, kažką su raudono spalva vis tiek jis padarė. Nu va, pagrindinės funkcijas jums papasakau. Dar yra tokios funkcijos, tokios kaip control net. Taip, tai pavyzdžiui, text to image. Mes turim tokią funkciją control net. Čia yra daug visokių control net funkcijų. Gal apie jas atskirai kitose gal paskaitose, kitose vietose gal, nu, tiesiog tokie apriep turinį, tai mums neužteks nei valandos, nei 2, tai tikrai čia daug reikia mokintis. Taigi, ką, o šiandien ačiū už jūsų dėmesį ir iki kito karto. Viso gero.